Šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie tipų konvertavimą C# programavimo kalboje. Tai nutinka taip, kad mes norime priskirti tam tikrą vieno tipo reikšmę kitam tipui. Tokiu atveju reikia naudoti tipų konvertavimą. Ir jie yra dviejų rūšių. Tai implicit casting, jis atliekamas automatiškai, kuomet verčiamas mažesnis tipas į didesnį tipą. Tai pavyzdžiui, verčiame char į intą, intą į longą, longą į floatą, floatą į double. Ir explicit casting atliekamas rankiniu būdu, kuomet verčiame didesnį tipą į mažesnį tipą. Tai pavyzdžiui, double verčiame į float, float į long, long į int ir int į char. Tai implicit casting pavyzdys, kuomet tipo konversija, kuri atliekama automatiškai, būtų pavyzdys toks. Rašysiu int tipo kintamąjį a, priskirsiu jam reikšmę kokį 15, tada susikursiu naują kintamąjį double b ir jam priskirsiu a reikšmę. Tuomet b reikšmę atspausdinsiu konsolės lange ir turėtų gautis 15. Taip pat, jeigu norėčiau atspausdinti a reikšmę, tai jinai irgi taip pat gautųsi 15. Explicit casting pavyzdys, kuomet tipo konversiją atliekame rankiniu būdu, būtų pavyzdys mano toks. Sukuriu double kintamąjį dbl ir priskiriu jam reikšmę 5,36. Toliau apsirašau naują kintamąjį int tipo myint. Tada rašau jeigu ir skliausteliuose pasirašau viduje int ir priskiriu jam double reikšmę dbl. Tai būtinai reikia rašyti tos skliaustelius, nes kitaip gausim klaidą. Ir, pavyzdžiui, galime tą tipo keitimą daryti naudojant metodą convert. Pasirenkame, į ką mes norime keisti, šiuo atveju į int. Tai taip irgi galima daryti. Tada jau viską atspausdinsiu iš konsolės lange. Tai, kaip matome, turėjome double 5,36, pasikeitėm tipą ir gauname mes jau 5, kadangi suapvalinsiu būtų iki artimiausio sveiko skaičiaus, tai kas yra 5. Tai mes tą ir matome tame konsolės dabar atspausdintume atsidarytume lange. Kalbant toliau apie tipo keitimo metodus, tai jų yra skirtingų. Tai galime naudoti convert to boolean, convert to double, convert to int 32. Tada būtų convert to string, convert to int 64 gautųsi ir būtų čia long jau tipo kintamasis ir taip toliau. Tai apie konversiją būtų tiek, jeigu yra klausimas, galima parašyti. Iki.